itin subjektyvus P. Geriui Šonui Tysui. Ministeriui mirus, tokie, žinot, ilgai negyvena. Po lankas išsiblaškė beplunksniai jo palikuonis. Liudvikas mirė po to, užspringusi teisingais eilėraščiais jį prislėgė togą. Negailestingai blaivas mirė Laurynas, jo plunksna krito iš rankų, nebaigusi kūrinio. Tačiau bložiai tai buvo nemotais, jis praregėjo, ieškodamas poezijos centro, delne suspaudė žiupsnį druskos. Mirė Nijolė, nepavijusi vyro šešėlio. Eugenijus buvo objektyviai paskerstas prie savo kompiuterio. Elektroninis laikrodis sustojo be 4:12. Įsimylėjusi Neringa lyg klaustukas pakibo tarp aušros ir saulėlydžio. Esgedą pagrobė pamišęs Pegasas, nunešė į dausas ir paliko. Šis Sigitas, girdėjau, įsidarbino ten sodininko padėjėjų ir genį įkvėpimo medžius. Kitas Sigitas, geras buvo žmogus, gal net Parulskis, pasikorė tėvo tupykloj. Mirsiu ir aš, vos pabaigęs šį tekstą, berods iš nevilties. Tad gyvas tik vienas, pusdievis iš tolimo užjūrio, kol kas dar ne brolis, bet ačiū Diev, ne germanas. Apie tamstas dėja žinių neturiu.